Grynieji pinigai – tai fizinė valiutos forma. Banknotai ir monetos naudojami atsiskaitimams kasdienėje ekonominėje veikloje. Nepaisant sparčiai augančio skaitmeninių mokėjimų populiarumo, grynieji pinigai išlieka svarbi finansų sistemos dalis, užtikrinanti paprastumą, prieinamumą ir nepriklausomybę nuo technologijų. Tiesa, kartais finansuose grynaisiais pinigais laikoma visi įmonės pinigai – tiek fiziniai pinigai, tiek einamosiose sąskaitose, tiek indėliuose. Vienas pagrindinių fizinių grynųjų pinigų privalumų – jų universalumas. Jais galima atsiskaityti be tarpininkų, be papildomų mokesčių ar techninių trikdžių rizikos. Tai ypač aktualu mažesnėse prekybos vietose, krizinėse situacijose ar regionuose, kur ribotas skaitmeninių paslaugų prieinamumas. Be to, grynieji pinigai suteikia didesnį anonimiškumą, kas kai kuriems vartotojams yra svarbus privatumo aspektas. Taip pat grynieji pinigai tampa būtinybė atsiradus techniniams nesklandumams, dingus elektrai, sutrikus internetui ir panašiai. Tačiau grynieji pinigai turi ir trūkumų. Juos lengviau prarasti ar pavogti, jie nesuteikia tiesioginės grąžos, o dideli jų kiekiai gali būti nepatogus laikyti ar transportuoti.